Lietuvos liaudės partijos kandidatas Gintaras Jazdauskas. Kandidatas Gintaras Jazdauskas prisistato, prašau. Sveiki, esu Gintaras Jazdauskas, rasienietis. Baigiau Raseinių Šaltinių vidurinę mokyklą ir studijavau po to Vytauto Didžiojo universitete politikos mokslus. Šiuo metu dirbu uždaroje akcinėje bendrovėje, dirbu statybinėje srityje, projektų vadovu. Į Seimo rinkimus atėjau todėl, kad neturėjau už ką balsuoti ir tikiuosi, kad mūsų 15 svarbiausių tautinės valstybės išlikimo pamatų punktų bus svarbus ir jų. Visų paprašyti trumpai, po 30 sekundžių ar minutę prisistatyti, įvardijant sritis, sferas, kokias norėtumėt dirbti, jeigu patektumėt į Seimą, kokiam komitete norėtumėt dirbti ir į ką koncentruotumėt? Kodėl apskritai Liaudies partija su signataru Rolandu Paulausko priešakyje eina į šios rinkimus? Matome, kad užsienio politika, Lietuvos užsienio politika vykdoma galbūt katastrofiška mums. Noriu rinkėjus nuraminti, jokie rusai nepuola, puola bankininkai ir viskas vyksta dėl dolerio perprodukcijos. Manau, kad jei būsiu išrinktas, norėčiau dirbti arba ekonomikos, arba užsienio politikos srityse. Nes čia jaučiuosi stipriausias. Pirmiausia, pasižiūrėkim, kaip kas balsavo. Apie Raseinių vienmandatę. Ulickas taip, priimkim darbo kodeksą. Ačas balsavo taip, priimkim darbo kodeksą. Jonyla susilaikė, nors socialdemokratai, reiškia, ir priėmė. Dabar pažiūrėkim, kas yra tas darbo kodeksas. Tai yra mažesnės išimtinės kompensacijos, trumpesni atleidimo terminai. Dabar yra trumpesnės atostogos, atleidimas neįspėjant, sumažinta išeitinė ir galimybė vienašališkai atleisti nėščiąsias. Aš dabar sakyčiau, mano insinuacija tokia buvo, kad pinigai jau buvo sumokėti į priekį ir dėl to tas darbo kodeksas buvo priimtas. Esu kategoriškai prieš ir šioje vietoje siūlyčiau rinkėjams pasižiūrėti, kaip kas balsavo. Gal galima replika? Dėkui, prašau. Pinigai tie sumokėti į priekį, gal galima konkrečiau? Aš kaip sakau, čia insinuacija, čia sąmokslo teorija. Manau, kad buvo sumokėti, reiškia, valdančiosioms partijoms, kurios būtent ir priėmė šitą darbo kodeksą. Mano tokia insinuacija. Keista klausyti, kai tam tikri Seimo nariai pasisako, sakydami, tai buvo laisvas mūsų balsavimas. Tai brangieji, tai reiškia, kai kurie įstatymai Lietuvoje priimami nelaisvo balsavimu. Man tiesiog klausimas. Gerai, kažkas dar norėjo replikuoti? Tai judėkim tada tolin. Paminėjot santykius tarp Seimo ir prezidentės, kad jie yra įtempti tarp Seimo ir premjero ir vyriausybės ir apskritai iš tos valdančios koalicijos. Jūsų vertinimo, ar tie santykiai, kurie dabar yra tarp konstitucinių valdžių, jie yra tinkami, jeigu ne, kokie turėtų būti po naujojo Seimo išrinkimo ir po to, kai prisieks naujas Seimas? Ačiū labai už galimybę pasisakyti apie prezidentę. Man jinai labai patinka. Dabar 285 baudžiamojo kodekso straipsnis sako, melagingas pranešimas apie visuomenę grėsinti pavojų ištraukia baudžiamąją atsakomybę. Aš manyčiau, kad prezidentą Paksą nuėmė ir už gerokai mažesnius turbūt prasižengimus. Aš sakyčiau, kad prezidentai Grybauskaitei reikėtų inicijuoti apkaltą. Pirmiausia, užkurstomą nesantaiką ir užkurstomą nepasitikėjimą. Ir dar kartą sakau, jokie rusai nepuola. Kas liečia, reiškia, santykius, tai vėlgi nuomonė, mano insinuacijos tokios, kad spec tarnybos yra pas prezidentę ir konservatorius. Nepaslaptis, kad prezidentė yra palanki konservatoriams. Tai pagal mane spec tarnybos dirba prezidentai ir konservatoriams. Todėl jie... Todėl nesutarė, ne? Viešųjų pirkimo tarnyba gali techniškai patikrinti apie 2 procentus pirkimų. Iš jų 80 procentų apie randama pažeidimų. Kad mūsų Lietuvoje, mūsų mažoje Lietuvoje viešieji pirkimai vyksta labai neskaidriai. Tai yra faktas, bet kitas dalykas, čia kai kurios partijos mūsų apygardoje nekandidatuoja, Puteikio ir Krivicko, reiškia, joks kandidatas. Bet Seimo nariai kovoja su korupcija kovoja spec tarnybos ir čia gal sakyčiau politinės valios dalykas. Bet dabar apie Raseinius, jeigu jau galima.
aš, kaip pasakyti, šiuo metu gyvenu Kaune, jau kokie 4 metai, nebegyvenu Raseiniuose, bet šį mėnesį vykdydamas kampaniją, ką aš matau Raseiniuose, šiek tiek, sakykime, pažiūrėdams į didesnės partijas ypatingai. Tai korupcija nedideliu mastu, reiškia, didžiosios politinės partijos vykdo. Ir seninijos ar kokie tai valstybiniai postai, jos yra, reiškia, partijų, sakykime, partiniai štabai. Aš taip teigiu drąsiai. Emigracija. Per nepriklausomybės laikotarpį iš Lietuvos išvyko beveik trečdalis Lietuvos gyventojų. Tiek sumažėjo Lietuva ir tie srautai nelabai mažėja. Kokie jūsų būtų konkretūs siūlymai? Kaip stabdyti emigraciją, jeigu jūs manot, kad tai yra problema? Darbo kodeksas tikrai, aš skaičiau Delfį, beje, komentarus ir patys, geriausi patys, reiškia, labiausiai jau tematomi komentarai, rodo, kad darbo kodekso priėmimas nepadės migracijai. Dabar žiūrėkit, ką signataras Paulauskas siūlo, yra objektyvios ir subjektyvios emigracijos šalinimo priemonės. Tai dabar iš objektyvių. Tai yra darbo vietų kūrimui naudojami tam tikrai instrumentai. Savipinigai, kurių mes neturim, muitai, kurių mes neturim. Ir čia visas pasaulis, šiandien aš sugalvojau. Biudžetų darbo vietų kūrimas didinant valstybės skolą, užsienio investicijos, rinkos apsauga, ekonominių santykių su kitomis šalimis depolitizavimas. Dabar subjektyvių priežasčių šalinimo priemonės. Pirmas, nuo mažų dienų suvokimo vaikuose ugdymas, kad aš tai tik dalis mes ir aš yra svarbiausia pareiga ir to aš svarbiausia pareiga pratęsti savo tėvų pasaulį. Ir dabar supratimo diegimas, kad Lietuva yra vienintelė vieta pasaulyje, kur pačiu savo gimimo faktu esi savo vietoje ir turi visas šios žemės šeimininko teises. Buvo debatai Raseiniuose prieš keletą savaičių. Liberalas Ramūnas Mackevičius netgi pasakė, kad nieko tokio, kad žmonės išvažiuoja. Aš sakau, kad mūsų išsivaikščiojimas yra pagrindinė mūsų problema. Man labai malonu klausytis tiek konservatorių plano Lietuvai, tiek valstiečių žaliųjų. Ir dabar, aišku, mes prie ekonomikos prieisim. Bet dabar man, žinokit, graudu klausyti tą sumažinsim ir padidinsim. Tai dabar sumažinsim mokesčius, padidinsim algas, tai turim rinktis arba vieną arba kitą. Nes jeigu mes sumažinsim mokesčius, patys suprantat. Dabar reiškia taip, ką liaudės partija siūlo šitoje vietoje. Mažiau tankų, daugiau vaikų. Jūs dabar norit, kad mūsų finansinė padėtis gerėtų ir mes dabar pirksim haubicas ir bokserius, kurie mūsų neapgins. Gerai, dėkui, ponas. Pirmiausia, aš būčiau nieko prieš, jeigu pabėgėlius priiminėtų šalis, kurios tose valstybėse sukėlė karą. Tai yra vakarų valstybės, pirmiausiai. Dabar žiūrėkit, ką sako George'as Friedmanas, Stratfor vadovas. Tai yra, reiškia, Amerikos spectarnybų vadovas. Jisai sako, kad pagrindinė problema Amerikai būtų, jeigu Europa susitartų su Rusija. Ir mūsų tai yra, kaip pasakyti, Europos Sąjungos turėtų būti pats pirmasis tikslas, kad reiškia, tie pabėgėliai pas mus nebeplūstų, kadangi jie augina po 8 vaikus ir, pavyzdžiui, dabar jau tokioj Belgijoje apie 40% naujagimių yra musulmonai. Dabar ką sako Lietuvos liaudės partija su signataru Rolandu Paulausku? Mes už įprastą mums etninę aplinką ir balsuosime prieš bet kokias pabėgėlių kvotas. Mano nuomonė, tai yra pats vienas iš svarbiausių ateities Seimo, reiškia, darbų. Neįsileisti jokių būdų, jokių pabėgėlių. Ponas Bautronis ir ponas Jezauskas, pradėkim tada vėl nuo pono Bautronio. Geriamas Gintaras tokį teiginį tiesiog savo pasisakymę pavartojo, reikėtų emigrantai, kurie, atsiprašau, imigrantai, karo pabėgėliai, ekonominiai, politiniai pabėgėliai, kurie atvyksta į Lietuvą, atvežami į Lietuvą, reiktų juos siųsti valstybėms, kurios sukėlė tą karą. Tai galbūt jūs įvardinkite tas valstybės, tikrai labai įdomu, kurios šitos valstybės sukėlė tą karą. Kodėl naudingas karas, kodėl visi destabilizuoti artimieji rytai? Tai yra naudinga Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad jos galėtų toliau spausdinti nieko nepadengtą dolerį. Dabargi žiūrim Afganistanas, 2001 metai. Gerai, tai jūs jau atsakėt savo teoriją. Dar vieną norėjau būti repliką. Tai jūs norėjot repliką, trumpai sakykite. Dabar darbo partija, kaip pasisako prieš pabėgėlius, man kiek juokinga. Kodėl? Nes rinkome parašus, reikėjo surinkti 50 000 parašų, kad Seimas gražintų svarstyti įstatymą dėl būtent tų pabėgėlių kvotų ir pabėgėlių statuso Lietuvoje.
Tai galėjo tiesiog, pavyzdžiui, tokia partija kaip Darbo partija inicijuoti tiesiog frakciją jų Seime. Gerai, Mums reikėtų 50 000 parašų reikia. Turbūt, gerbiamas Gintarai, kalbant apie užsieniečių teisinės... Kitas dabar klausimas. Regiono atsigavimas. Jūs kandidatuojate į Seimą vienmandatėje Raseinių Kėdainių apygardoje. Kokias priemonės, būdus jūs matot, kuriuos reikėtų gyvendinti, jog žmonės grįžtų gyventi į regionus? Kaip ten pritraukti verslą, investicijas? Pacituosiu keletą punktų iš Lietuvos liaudės partijos programos dėl vidinės emigracijos ir dėl regionų politikos. Dabar 18.1. Valstybinių įstaigų, kurios nebūtinai turi būti Vilniuje iškelimas į kitus miestus, mokslo įstaigų perkelimas į regioninius centrus, vaiko pinigai regionuose didesni nei Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, didesnės mokestinės lengvatos įsigijant būstą regionuose, mokestinės lengvatos užsienio ir vidaus investicijoms, jei darbo vietos kūrimas regionuose. O kas tai regionai? Nu, tai turbūt 50 km nuo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, 30 km nuo Šiaulių, Panevėžio. Čia atviras klausimas. Ir šitą klausimą prilyginčiau Lietuvos kaimų nykimą, prilyginčiau tiesiog visai mūsų migracijai. Pirmiausiai, tragedija, kad įsivedėme eurą, yra toks ekonominis terminas quantitative easing. Ką jis reiškia? Jis reiškia, kad ES spręsdama savo problemas spausdina nieko nepadengtus pinigus. Tai yra maždaug apie 80 milijardų eurų kiekvieną mėnesį. Tas mažina mūsų perkamąją galią. Ne tik mūsų, bet ir Olandų, Belgų ir kitų ES narių. Dabar galimi finansavimo šaltiniai apskritai biudžetą, kadangi savo pinigų pagrindinės, reiškia, pagrindinių instrumentų jau atsisakėm. Tai yra tragedija, bet likę keletas instrumentų. Sakykime, 26.1 punktas. Lėšos skirtos perteklinės ginkluotės gynybai, įsigijimui. 26.2. Įmokos iš sodros į privačius pensijų fondus tegul lieka sodroje. Trečias dabar. Atsiradus galimybei, pavyzdžiui, Snoro arba Ūkio banko atveju atkurti valstybinį komercinį banką. Ir mano pats mėgstamiausias bankų ir prekybos tinklų apyvartos mokestis. Tas yra Lenkijoje, tas yra Vengrijoje. Bankai iš jų nebėga, nieko naujo taip pat. Dėkui, Gintarai. Dabar pirmiausiai valstybės skola. Mes nešnekam apie vieną, mano galva, vieną iš svarbiausių dalykų, kad valstybės skola gražiai didėja 25 metus. Jinai šiek tiek čiut mažėjo, kai prezidentu buvo Paksas. Dabar 25 metai premjeru buvo arba konservatorių, arba socialdemokratų partijos atstovas. Rinkėjai šiandien gali šitą dalyką pakeisti ir sakau, kad pasikeisti gali jūsų balsavimas, nes konservatoriai ir socialdemokratai jau nepasikeitė. Primint noriu tokį faktą. Nota bene direktoriaus žmona yra Jazgevičienė, kuri vadovauja Landsbergienės darželiams. Šiaip toks faktas gal ne visi žino. Viešieji pirkimai sunkiai išsprendžiama problema. Bet aš prisiminčiau, tokia yra liaudies lietuvių daina. Meška su lokiu, abu labu tokiu. Sakyčiau, kad reikėtų didžiosioms partijoms, kurios dabar sėdi ten smagiai gražiai, reikėtų tik pailsėti. Lakmuso popierėlis bus, kai matysim, ar sės už grotų Eligijus Masiulis. Nes šiandien, sakykime, Lietuvoje yra toks teisėtvarkinis nebaudžiamumas. Ir teisėsaugas sėdi toje pačioje kišenėje žmonių, kurie ir daro biznį. Diskutuojama apie ar įteisinti homoseksualų partnerystę. Kai kurių politinių partijų lyderiai pasisakė už įteisinimą. Seime noriu klausti jūs kaip kandidatas, kiekvienas iš jūsų, ar balsuotumėt už arba prieš homoseksualų partnerystės įteisinimą? Aš turiu pažįstamų žmonių, kurie yra netradicinės orientacijos ir puikiai su jais bendrauju. Reiškias, nesu jokių būdų homofobas, tačiau manau, kad Lietuvoje homoseksualumo propaganda yra Overtono langas, jisai nesustos čia, kur yra dabar. Esu kategoriškai prieš bet kokią homopropagandą ir kad būtų šiek tiek linksmiau, papasakosiu vieną anekdotą, kuris labai puikiai atspindi mano pažiūrą šiuo klausimu. Anglų džentelmenas klausė savo liokajaus: Berimarai, koks ten triukšmas už lango? Gėjų paradas, serija. O ko jie reikalauja? Jie reikalauja, kad leistų vienos lyties asmenų meilę, serija. O sako, ką jiems draudžia? Nu, ne, serija.
O tai kodėl jie tada eina į gatves? Pederastai, serė.